Vėlgi ir senų traumų recidyvai ir pas kai kuriuos žaidėjus susikaupęs ir nuovargis, kas irgi didina traumingumą. Palinkėjau treneriui pabelst lietuvių papročių į medinį daiktą, kad apsisuka Simonas Urbys, baudos aikštelė, perdavimas, ataka dar tęsiasi. Kairmanė atgal, Ananė. Ne iš pačios lengviausios situacijos, įsėdo ant kamulio. Bet Džiugas tęsia ataką, smūgis blokuojamas, dar vienas smūgis. Yra ką veikti Bangos gynybai pastarosiomis minutėmis. Reaguoja į įvykius ir Davidas Afonso. Ananė. Ananė irgi gali smūgiuoti, tą daro, kai reaguoja tiesiai į Mantą Bertašių, bet labai pavojingas smūgis. Figueredo, Brazaitis, geras Figueredo perdavimas, Venskus atsidenginėja, jis prieš Puškarovą, baudos aikštelė, smūgis, kamuolys lekia ir švartų. Blogas perdavimas, Ankudinovas dabar šiek tiek turi erdvės, gali ir smūgiuoti, tą ir daro Ankudinovas, bet kamuolys lekia šalia. Džiugo kapitonas buvo užsivedęs ir turbūt netgi plano B nelabai ir turėjo. Turbūt reikia pasakyti, kad ir yra apylygis. Nei vieni, nei kiti nesukūrė kažkokių tai 100% progų. Bet ir vieni ir kiti mėgina atakuoti. Dabar geras perdavimas ir Marius Paukštė. Puikiai sužaidė dabar Vaidas Magdušauskas. Žiūrim epizodą. Čia Srebalius pradėjo kombinaciją. Na ir toks, sakyčiau, ir Marius Paukštė pirmą kartą buvo priverstas rimčiau įsijungti į žaidimą. O Hugo Figueredo kelia kampinį. Ir 1-0. Deividas Malžinskas išnaudoja standartinę situaciją. Na, ne pirmą kartą Banga muša po standartinės situacijos. Ir prisiminus praeito turo rungtynes, dėja tenka konstatuoti, kad ne pirmą. Žiūrim pakartojimą. Ten, taip, Viktori laimėjo kovą dėl pirmo kamulio. Tai ir buvo toks sumanimas, kad... matau, kad sėdasi atgal Sidas Praleika. Matyt, buvo tiesiog paruoštas variantas A ir B. Gal buvo abejonių dėl kažkurio žaidėjo, bet Davidas Afonso kampinio vėliavėlės. Regis Kairmanė. Apgaulingi judesiai. Čia galima ir smūgiuoti, bet pabandė kartu su Simonu Urbiu pakartoti. Taip nuo kūno labiau. Nebuvo labai aiškus lietimas Traikovskis. Atakuoja Džiugas. Na, ne, už tokius kritimus pražangos niekas nešvilps. Ananė. Geras perdavimas. Kurcevas rado progą. Tiesa, smūgiui nebuvo. Geras perdavimas ir vėl kištelį galvą apie Viktorį, o Mantas Bertašius gaudo kamuolį, kuris tiesą sakant ir smūgis ir kamuolys skrieja virš vartų. Kampinis. Matau, Romanauskui reikalinga pagalba. Čia matome Davidas Ananė. Ir Kurcevo delsimą. Bet jeigu stebuklo neįvyks, ta kortelė nejaudina Gargždų Bangos futbolininkų. Taip ir nutiko. Aidi Mindaugo Jackaus švilpukas.